Pilningiausias remontas – tai remontas atliktas iš pirmo karto. Labai daug žmonių išleidžia milžiniškas sumas darbų perdarinimui, o dažniausiai tos perdarinimo išlaidų atsiranda dėl to, kad remontas vyksta paprasčiausiai nesilaikant teisingos darbų sekos. Todėl šiame vaizdo įraše, draugai, papasakosiu jums, kaip teisingai suplanuoti visus butų remonto etapus, kad vėliau nebūtų skaudžiai gaila prarasto laiko, žinoma jėgų, o taip pat ir pinigėlių. Tad įsitaisykite patogiai, mes pradedame. Tai visų pirma, draugai, reikia suorientuotis, kokiam etape jūs randatės ir iš viso koks pas jūs būtas, nes yra nauja statyba, mes turime seną gelžbetoninį tą blokinį namą, turime įvairias chruščiovkes ir taip toliau. Ir darbų seka irgi skirtinga, nes daleiskim seną statybą mes turime atsikratyti ir šiukšlių, pasidaryti demontavimo visus darbus. Tai va turbūt šiandien šiame vaizdo įraše mes kaip tokį pagrindą pasiimsime seną statybą, kad ir jūs galėtumėte suorientuotis, ne, vat, kokiam etape jūs randatės. Arba daleiskim pas jūs naują statybą ir jūs matote, kad irgi vėl ten vyksta kažkoks tai chaosas, bardakas ir jūs neįsivaizduojate ir nežinote apie darbų seką, tai mes ir pasistengėme surašyti visus darbo etapus. Pirmas etapas – demontavimas. Demontavimo būdai irgi yra du skirtingi keliai. Mes galim demontuoti tik tai dalinai, jeigu aiškiai žinom, kad šitą sieną, daleiskim, to tinko nereikia nuiminėti, nes jisai labai tvirtas ir geras. Ir kitas būdas, kad mes pilnai nuimame viską ir betoninės grindys, jeigu mes matom, kad 50% paprasčiausiai viskas pažeista ir viskas juda, tai reikia apsispręsti, ar dalinai darom demontavimo darbus, arba pilnai. Jeigu nusprendėm daryti dalinai, tai reikia aišku, kad profesionalas viską apžvelgtų ir išsakytų savo nuomonę. Daleiskim ir dėl tų pačių sienų, ar reikia nuiminėti tinką ar ne, ar reikėtų demontuoti kažkokią tai sieną ir taip toliau. Kokių čia gali atsirasti niuansų? Nes jeigu ne profesionalas ir jūs remontuojat savo būstą pirmą kartą, paprasčiausiai jums atrodo, kad ten nereikia nuiminėti tinko, nes ten papildomas darbas, reikia išvežti šiukšlis ir atsiranda tokia mintis, glaistom šitą sieną ir viskas. O ten po metų, po dviejų laiko paprasčiausiai tas tinkas atkrenta arba yra labai daug įtrūkimų. Taip pat ir su ardymo darbais, nes būna sumūryta siena ir ten tinko privaryta apie 5 somus iš kiekvienos pusės. Tai reikia vėl įvertinti tokius dalykus ir gal geriau pilnai išardyti šitą sieną ir sumontuoti iš gipso kartono. Tada ir atsiras daugiau vietos ir mes turėsime geresnės kokybės atliktą darbą. Pilnas demontavimas, aišku, čia geriausias kelias, jeigu mes turim seną statybą, pilnai viską nuimame, tą patį tinką, jeigu yra, vat, dar kartą pasikartosiu, ir tos sienos, kur pirmajam variante mes galėjome palikti, viską išardyti, turėti vieną tokią patalpą, bet aš nekalbu apie laikančiosios konstrukcijos, kad mes ten kažką tai ardom. Irgi pasidarom planą, pasižiūrim, kur kokios sienos, ką galima ardyti, o ką negalima. Ir pilnai betoninės grindys irgi ardom, jeigu vėl ten kažkokie tai labai stiprus nelygumai arba betonas labai sutrūkęs. Būna net ir taip, kad viena pusė būtų sumontuotos lagės, kitas gabalas ten išbetonuotas, paskui vėl mes turime lagės ir skirtingi aukščiai, o taip pat ir ten daleiskim vonioj vėl kažkom tai užbetonuotos grindys. O taip pat ir jeigu prijungtas balkonas, ten dar mes turime kitą situaciją. Tai pilnai įvertiname ir mano pasiūlymas demontuoti viską pilnai. Etapas tai dizain projektas ir techninis planas. Mano mėgstamiausia ir aš mėgstu kalbėti apie tai labai dažnai, vos ne kiekvieną dieną. Arba ten galite pasižiūrėti mano storius, arba ir vaizdų įrašų labai daug nufilmuota. Kada jį daryti? Daleiskim, jeigu pas jūs nauja statyba, tai iš karto darom prieš remontuojant savo būstą. Nes, daleiskim, jeigu jūs esate rangovas, tai geriau pasirūpinti prieš 2 mėnesius, ne, kad nesustotų visi darbai. Jeigu seną statybą, reikia įvertinti tą seną statybą, jeigu yra labai daug pritinkuota sienų, ten storis, vėl grįžtame prie to, kad po 5 somus, ne, tai geriau po demontavimo darbo atlikti dizain projektą ir techninį planą, nes gali keistis atstumai ir tas techninis planas neatitiks išmatavimams. Tai būtinai turėkite omeny. grįžtame prie to, kad nauja statyba tai iš karto prieš remontuojant mes darom, prieš darant remontą, o seną statybą reikia įvertinti. Jeigu jūs jau specialistas, jau daugmaž žinote,
kas gali įvykti objekte, tai tada galima ir daryti irgi prieš pradedant darbą. O tada darbų eigoje kažkiek tai koreguoti tuos atstumus. Aš įsitikinęs, kad jūs iš karto užduosite klausimą, ar kas tas design projektas, techninis planas, ar iš viso jis reikalingas ar ne. Kas yra techninis planas? Tai mes turime visus atstumus ant popieriaus lapo. Kiekvienos rozetės, kiek reikia atsitraukti nuo sienos, tada paskaičiuotos darbų angos, kokie durų išmatavimai, kaip bus atidaromos tos durys, taip pat ir baldai. Visi vėl grįžtame prie tų jungiklių, perjungiklių, rozetės, o taip pat ir visas apšvietimas. Nes šiais laikais yra labai didelis pasirinkimas tų šviestuvų ir reikia įvertinti iš karto visus atstumus, kaip iš viso atrodys ir reikia žinoti prieš pradedant remontą. Nes daleiskim tas pats trekinis šviestuvas, jį mes negalim montuoti ant ištinkuotų lubų, arba tada tai gausis virštinkinis variantas, čia vat kaip pavyzdys. O taip pat ir visų plytelių atstumai, vonia, tualetas, nes ir su to pačiu klozetų rėmo, kai mes turime techninį planą, net ir su juo dar galima prisidaryti klaidų, o be techninio plano tai iš viso. Paprasčiausiai jūs kaip laivas jūroje net nežinosite, kuria kryptimi jums judėti. Be projekto tai padidėja mūsų darbų visas tas procesas, vietoj daleiskim 4 mėnesių mes galim krapštytis ten ir 8 mėnesius ir metus laiko ir neturėti norimo rezultato. Reikės labai daug ir dažnai derinti visokiausias smulkmenas, daleiskim ir tos pačios rozetės, paskui ta rozetė gali užeiti ant baldų, reikės ieškoti kažkokių tai sprendimų, arba pjauti baldus, arba pernešti tą rozetę, ko mes galėjome išvengti iškart turėdami techninį planą. Taip, rangovai dažniausiai padeda, aišku, ten bando išsisukti, suteikia labai geras rekomendacijas, bet vis tiek jūs viską neapsižiūrėsite, nes darbų rangovas turi labai daug savų užduočių, o dažniausiai tai iš viso. Rangovas sakys, čia ne mano darbas, aš ten negalvosiu ir neleisiu, turiu savo reikalų, savo laisvą laiką ir ten papildomais darbais net neužsiimsiu, nes man už tai nieks nesumokės ir paprasčiausiai kam man gaišti laiką, nes aš galiu užsiimti savo reikalais ir pabūti su šeima. Planas ir kuom jisai būtinas. Daleiskim, be dizain projektų mes dar kažkaip tai galim apsieiti, ne? Jūs ten patys galėsite pasirinkti plytelių spalvą, ten laminuotos dangos, tų pačių sienų pigmentus išrinkti, bet be techninio plano tai tikrai remontas bus padarytas bėlė kaip ir jūs galutinių rezultatų nebūsite patenkinti, nes pradėsite ir tempti rozetės iš vieno šono į kitą, ne? Ten sujunginėti vagos sujungimais, kas nėra patikima ir jums reikės paslėpti visą instaliaciją ten paslėptose vietose, kad būtų. Paprasčiausiai pridarysite labai daug klaidų. Aš labai mėgstu parodyti šitą pavyzdį, kas gaunasi be techninio plano. Mes su jumis galim gauti arba lenktynių mašiną, arba tokią mašiną kaip skalbenkė. Be dizain projekto mes tikrai žinosime, kad pas mus gausis lenktynių mašina, tik tai gali ta mašina būti išdažyta įvairiom spalvom. Su techniniu planu mes tiksliai žinosime, kad pas mus gausis lenktynių mašina. Tik tai, aišku, ten skirtingi atspalviai, skirtingi ratai ir taip toliau ir taip toliau. Vat vienas pavyzdys techninio plano, kur viskas nurodyta. Pačioj pradžioj mes su jumis turime buto planą, tada ardymo darbas ir taip toliau. Tada prie šito antro punkto turbūt ir sąmatų skaičiavimas. Kai jau yra techninis planas design projektas, mes galim paskaičiuoti ir sąmatą. Jeigu dar nėra projekto ir nežinia, kokį darbą reikia atlikti, paprasčiausiai ir paskaičiuoti mes irgi nieko negalim. Tai bus apgavystė, nes žmogus sakys, aš padarysiu ten už 50 eurų, bet už ką jis ima 50 eurų, nieko neparašyta, nes visi darbai ir turi būti sudaryta sąmata profesionaliai, kad būtų įvertinti visi darbai. Ir medžiagų pristatymas, ten užnešimas, kokios medžiagos būtų naudojamos ir iš viso pilnas sąrašas, daleiskim ir tų pačių sienų apdailą, kokią apdailą mes darysim. Ar tik tai paglaistysim vieną kartą, ar vis dėlto ten ir armuosim, ir tinkuosim, tada glaistysim 3-5 kartus, o tada gal dėsim molinį tinką, kad būtų visi etapai surašyti atskirai. Nes jeigu jūs gaunate bendrą sąmatą, kad ten nurodyta, kad šis remontas kainuoja 50 000, bet o kas tas 50 000 ir už ką. Trečias punktas, mes jau galim montuoti pertvaras tarp kambarių.
Jeigu montuojame iš gipso kartono, aš vis dėlto siūlyčiau tvarkyti pertvaras po sienų tinkavimo, nes mes galim tada pagerinti izoliaciją, klijuoti ant profilio ir kad būtų viskas sandariai, gražiai mes pritvirtinam tos profilius. Jeigu mes darom pertvaras iš blokelio, ten plytų, tai reikia atlikti po demontavimo darbų. Ketvirtas punktas – reikia tinkuoti sienas. Kaip tai padaryti geriau? Jeigu jūs nusprendėt viską daryti pagal gulščiuką, viską lygiai, kad idealiai, kad būtų visur kampai, tai galima, aišku, išgruntuoti sienas, dėti majakus, o tada geriau iškviesti brigadą, kad iš karto ten automatiniu būdu pasidaryti šitą darbą. Jeigu patys savarankiškai, aišku, darbas bus ilgesnis, bet vėl reikia pasižiūrėti, koks būtas, kiek tos kvadratūros, nes dažniausiai būna taip, kad ir rankom greičiau negu tempti tą visą įrangą. Tai tinkuojam sienas. Gal prie to pačio punkto reikia priminti tokį momentą, kad mes galim tinkuoti sienas cementiniu skiediniu, o taip pat ir gipsinis tinkas. Tai kokį geriau pasirinkti? Tai ir šitas variantas, ir tas irgi labai geras, man asmeniškai ir tas variantas labai patinka, bet jeigu mes darysime vonios kambarį, tinkuojam gipsiniu tinku, tai nepamirškite padaryti gerą hidroizoliaciją, kad apsaugoti visą tą tinką. Penktas punktas ir tai čia komunikacijas. Kas yra komunikacijas? Tai visas vanduo, su vandeniu visi reikalai, o taip pat ir elektra. Kai viskas ištinkuota, mes turime lygų pagrindą, tada ir montuojam, nes jūs galite padaryti didelę klaidą, pradėti daryti šios darbus prieš tinkuojant. Ta prasme, mes paslėpsim ten sienose kažkur tai, bet žinokite, bus didesnis darbų apimtis ir jūs nežinosite paskui, ar vis dėlto matysis tas vamzdis ar ne. Tai toksai asmeninis patarimas vis dėlto dėti visus vamzdžius, nes ir tie patys vamzdžiai ant sienų, kad viskas būtų uždengta po tinku. Nes būna taip, kad paprasčiausiai žmonės neįvertina to storio, galvoja, kad bus storesnis tinkas, o paskui gaunasi, kad jisai mažesnis ir tie vamzdžiai paprasčiausiai mes juos matom ir galim pažeisti, klijuodami tas pačias plyteles. Pakalbėkime apie elektrą, tai irgi galima daryti ir santechniką, ir elektrą, bet kad žmonės nesimaišytų. Daleiskim pas jūs 2 kambarių butas ten, arba 1 kambario butas, pasiimkime tokį 41 kvadratinis metras ir ten, kad 2 elektrikai, daleiskim, arba 1 elektrikas ir 2 santechnikai, jau bus sunkiau dirbti, nes labai daug įrankių žmonės turi ir vienas ant kito paprasčiausiai lips ant galvos. Tai reikia irgi pagalvoti taip, kad vis dėlto gal sutvarkyti santechniką, o tada daryti elektros instaliaciją. Jeigu įmanoma ir žmonės gali pasidalinti, tai galima iš karto daryti viską drauge. Aptarkime tokią momentą, kur geriau daryti, ar vis dėlto ant grindų vesti elektrą arba ant lubų. Kaip ir didelio skirtumo nėra, laidų panaudojimas beveik tas pats, gal ant lubų trupučiuką mažiau, kiekvienas meistras skirtingai šneka, vienam sako ant grindų mažiau, ant lubų daugiau, kitas sako atvirkščiai, kad ant grindų daugiau, ant lubų mažiau. Tai čia galima įvertinti tik po atlikto darbo. Vėl reikia žiūrėti į projektą, o tada kažką tai skaičiuoti ir jau tiksliai sakyti. Bet jeigu mes darome instaliaciją ant grindų, būtinai padarykime taip, kad mūsų laidai būtų apsaugoti. Reikia tiesti laidus vamzdynuose, kad nepažeisti paprasčiausiai kabelių. Nes kol įvyks betonavimo darbas, dar praeis labai daug laiko ir objekte paprasčiausiai labai daug bus padaryto darbo ir meistrams reikės vaikščioti. Didžiausia padaroma klaida elektrikų, kad jisai deda į paprastą tą gofrą ir deda laidus ant grindų. Ne, taip daryti negalima, nes šiaip ir juokingai atsistojus į tą gofrą, viskas bus sulankstyta ir tos apsaugos mes gauname minimaliai. Jeigu vedame laidus per grindis, pasinaudokime specialiais vamzdžiais. Viršui mes galim kabinti ir paprasčiausiai prie lubų, mesti laidus ant profilių, aišku, ne variantas. Dabar ne 90-ieji metai, kad ten mesti paprasčiausiai tos laidus, o apie sujungimus ten po gipskartono aš iš viso turbūt ir nepasakosiu, kad taip daryti negalima. Su tom komunikacijom dar kokių yra klaidų, nes daleiskim mes ir elektrą vedame per grindis, o taip pat ir santechniką. Jums reikia įvertinti būtinai, kad užtektų to storio ir visi vamzdžiai
pasislėps, nes kai pradės ten laidas po vamzdžio, vamzdis dar pasikelia ir vat, kad betoninės grindys paprasčiausiai nebūtų taip, kad būtų žemiau negu tas vamzdis. Viską apskaičiuokite. Laidų tvirtinimas prie perdangos. Jeigu pas jūs padaryta garso izoliacija, tą medžiagą negalima paprasčiausiai gręžti, o būtų geriausiai padaryti taip, kad klijuoti tvirtinimo elementus tam vamzdžiui, o tada ir sutvirtinti tą elektros instaliaciją. Nes jeigu mes pradėsime gręžti per tą garso izoliaciją, tai jos vertė, aišku, sumažėja. Na ir atsiminkite, jeigu jums neužtenka betoninių grindų storio, darykime elektrą per lubas. Kada geriau tiesti laidus sienose? Labai irgi svarbus momentas, nes dažniausiai būna taip, kad sienos neištinkotos, mes bandom ant viršaus jau montuoti laidus, o paskui kažką tai ten tinkuojam. Tai geriau taip nedaryti, iš karto ištinkuojam sienas, o tada pasiimkime tokį įrankį, kaip meistrai vadina štrabarezą, pasistatom 1 como gylio ir išpjaunam laidui specialiai skirtą vietą. Aptarkime tokią situaciją, kaip daleiskim senas blokinis namas, jeigu paviršutiniškai mes montuosime laidus, paskui paprasčiausiai tinkuoti bus labai sunku ir vietomis tikrai išlįs tas laidas. Tai nepadarykite tokios klaidos. Mes bandome tinkuoti sienas ir taip, prieš darant instaliaciją ir po. Ir tiesiai šviesiai jums pasakysiu, kad jeigu sumontuoti laidai ir mes vėliau tinkuojam, tai turėsime ir pats tinkavimo procesas sunkesnis. Ir paskui vis tiek bus tų problemų, kad kažkur tai išlenda tas laidas. O tai gali dar būti taip, kad ir tas tinkas gali būti storesnis. Nes jeigu jau ištinkotos sienos, mes galim prapjauti ir trupučiuką sienos, ir nuimti, daleiskim, ir tą pačią plytą, arba jeigu betoną turim, tai kažkiek tai to betono ir viskas. Mums nereikės lipdyti ant sienos ten 2 comų tinką. 6 etapas ir tai čia sienų dažymas, jų apdaila, o taip pat ir plytelių klijavimas. Jeigu dar elektra ir santechnika ten galima kažką tai paderinti, nes ten daleiskim 3 žmonės dirbs bute, dabar aš kalbu net iki 50 kvadratinių metrų būtą, kad sunkiai dirbti 2 brigadams, nes daleiskim sanmazgą klijuoja 2 meistrai ir 2 meistrai daro apdailą. Paprasčiausiai labai daug įrankių, labai daug šiukšlių ir bus konflikto, nes trūksta ir vietos, ir labai daug vėl šiukšlių. Nes plytelių klojėjui irgi reikia kažkur tai pjauti plytelės, o dar kitas momentas, kai žmogus jau glaista sienas, mes pradedame pjauti plytelės ir, aišku, tos dulkės eina ant mūsų sienų. Irgi labai toksai didelis minusas. Tada būtinai reikia atsižvelgti į tai, kad plytelių klojėjas irgi dirbtų su dulkių siurbliu, kad sumažinti visos tos dulkės. Bet atsiminkite, kad iki 50 kvadratinių metrų tai vis tiek paprasčiausiai tas darbas jisai sulėtėja, nes žmonės pradės ten tarpusavėje, ten vaikšto, tų šiukšlių procesas visas sulėtėja. Dėl to kviesti į objektą plytelių klojėją, kad jisai išklijuotų mums ir sanmazgą, o jeigu mes patalpose dar kažkur tai turim, nežinau, tamburas, nes dažniausiai mes taip darom tamburą, vonią ir virtuvė, tada uždengiam visas grindis, kad apsaugoti ir darom dažymą. Glaistom sienas ir dažom. Toksai pasirinkimas būtų protingiausias. 7 punktas – klijuojam plytelės, nes vis dėlto mano pasirinkimas būtų turbūt toksai. Vėl dėl to, kad paprasčiausiai vertinti visą tą darbų procesą ir kad žmonėms užtektų vietos, dirbti, kad nesimaišytų tos šiukšlės. Prieš klojant plytelės, kokius darbus reikia atlikti? Visų pirma, tai reikia sumontuoti visus korobus, apsiūti ir klozeto rėmą, pasižiūrėti visus atstumus, viską apsižiūrėti, kad paskui nekiltų kažkokių tai niuansų, nes tai labai svarbu. Turėkite omeny, kad apsiuvinėdami klozeto rėmą būtinai atsižvelgti į visus atstumus, nes kad nepajudėtų kažkur tai į šoną. Jeigu jūs turėsite duris, baldinės duris ir, daleiskim, vienos duris bus didesnės, kitos trumpesnės, tai tikrai akivaizdus bus rezultatas. Tai sumontuojam gipsą, tada mes su jumis galim sumontuoti šildantį kilimėlį ir pilti savaime išlyginamųjų mišinių. Bet vėl tai reikia įvertinti prieš
pradedant visą remontą, nes tie atstumai gali padidėti. Daleiskim, nes jeigu mes tiesim kilimuką, pilsim savajame išlyginamojo mišiniu, tai mūsų storis jau padidėja, daleiskim, 5 mm tai mažiausia, gali būti 8, net ir 1 comas. Tai pasižiūrėkite taip, kad paskui grindys, daleiskim, jeigu iš vonios mes einame į koridorių, kad ten būtų aukščiai vienodi. Labai svarbus momentas, atsiminkite tai. Kai kilimuką mes su jumis sumontavom, galim daryti hidroizoliaciją. Būtinai pasirinkite gerą medžiagą ir kad apsaugoti, daleiskim, ir tą patį gipsinį tinką. Mes jau kalbėjome prieš tai apie tai. Hidroizoliacija padaryta, ką daryti toliau? Vis dėlto montuoti vonią ar klijuoti plyteles. Klijuojame plyteles ant grindų, nes labai daug įvairių variantų, mitų, kur reikia klijuoti plyteles. Vis dėlto pradėti nuo grindų ar nuo sienų. Galiu tiesiai šviesiai atsakyti į šį klausimą. Aišku, yra labai daug nuomonių, bet galima daryti ir taip, ir atvirkščiai. Dėti iš karto grindis, tada sienas klijuoti, arba atvirkščiai klijuoti sienas, o tada grindys. Labai svarbu, kad šis darbas būtų atliktas kokybiškai, kruopščiai, viską apsižiūrėti, gerai atlikti hidroizoliacijos darbus, o taip pat ir mokėti dirbti gerai su silikonu, dengti silikonu visus kampus. Kai grindys paklijavom, dar turbūt pas jūs suksis dar toksai klausimas, vis dėlto po vonią klijuojam plyteles ar ne. Žinokite, iš viso nebūtina, ne taip, kad ten kažką tai sutaupysim, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių, paprasčiausiai ten nereikia tų plytelių, mes montuojam vonią ant grindų, o tada ir pradedame klijuoti plytelės ant sienų. Nepadarykite klaidos, kad klijuojate ant sienų plytelės, o paprasčiausiai vonią pristumite prie tų plytelių. Reikia pasidaryti taip, pasiklijuoti, kad vonia daeitų iki galo, iki sienos, o tada ant viršaus, kad užeitų plytelė, kad vanduo bėgtų tiesiai į vonią. O ne taip, kad būna su laiku, daleiskim, ir su to silikonu irgi problema ten po poros metų atsiranda, ne, kad vanduo neprasiskvertų po vonią ir kad neužpilti kaimynus. Nors ir pas jūs pasidaryti hidroizoliaciją, jūs apsaugoti, bet jūs galite gauti paprasčiausiai papildomų nemalonumų ir jums reikės ten bėgioti su tuo vandeniu, o taip pat viską plauti, o jums tik reikėjo sumontuoti vonią ir paklijuoti plyteles ir daugybę tų problemų galima išvengti. Kai mes paklijavome plyteles, labai svarbus momentas, kad reikia išplauti tos plytelės. Prieš glaistydami siūlės reikia išplauti plyteles, kad nebūtų ten likučiai klijų, paskui viskas tai sumaišoma su glaistu, ne, ir prasideda ten tas visas trinimas. Taip plaunam plyteles, sutvarkom siūlės. Kai siūlės sutvarkytos, dar kartą plaunam švariai tos plytelės, kad būtų jau švariai išplautos. Ir labai svarbus momentas, reikia uždengti grindis, kad jos apsaugoti. Kai iš karto mes paklijavome grindis, daleiskim kaip variantas, pavyzdys numeris 1, mes klijuojame grindis, o tada sienas. Tai būtinai, kai paklijavome grindis, reikia patiesti apsauginį popierių. Tai nepamirškite nuvažiuoti į parduotuvę, nupirkti popierių, o taip pat ir lipnios juostos, kad viską sutvirtinti. 8 etapas – apdaila, tai pavadinkim sienų apdailą, ten mes ar glaistam, ar ten dedam molinį tinką, taip pat ir visas darbas su lubom, jeigu irgi mes ten kažką tai turime iš gipsų kartono, ten montuojam kažkokius tai, mes montuojame ant viršaus kampukus ir taip toliau ir taip toliau. Nepainiokite tinkavimo darbus, kas yra tinkas ir glaistimas. Tinkas tai jo storis beveik comas gali būti, gal ir pusantro, tai storas toksai cementinis mišinys arba iš gipso, o glaistas visada, dažniausiai tai baltas ir labai plonas 1 mm. Nes labai tikrai dažnas momentas, kad tinkas ir glaistimas tai čia tas pats darbas. Ne. Labai trumpai, kaip vykdomas tas darbas, kad būtų supratimas, ne ką iš viso ten meistrai daro objekte. Tai mes turime gruntuoti pagrindą, nežiūrint į tai, kad buvo ištinkotos sienos. Vis tiek gruntuojam prieš glaistimą. Tada yra 2 skirtingi keliai. Arba mes darome šitą apdailą tolimesniam, daleiskim, ir tam pačiam klijuosime tapėtus ant sienų, arba dėsime molinį tinką, arba dar kažkokį tai dekoratyvinį tinką, ar vis dėlto mes šveisim ir dažysim dažais. Tai 2 skirtingi keliai, mes galim paruošti pagrindą tolimesniai apdailai, tai pasakykim, klijuosime ten tos pačius tapėtus, arba dėsim molinį tinką, tai galim išglaistyti 1-2 sluoksniais, o tada klijuoti tapėtus, molinį tinką sugrįžtame prie to, ar dar kažkokį tai struktūrinį tinką. Bet jeigu mes dažom sienas, tai būtinai išgruntuojam pagrindą, tada glaistom ten 100 kartų.
Ir prieš tai aš dar siūlyčiau užarmuoti sieną, kad vėliau neturėti kažkokių tai įtrūkimų. Kad vėl įvertinti, jeigu pas jūs vis dėlto dažytos sienos bus, jūs norit būtinai, kad lygus būtų pagrindas ir išvengti įtrūkimų, būtinai užarmuokite. Aišku, kainuoja papildomų pinigų, meistrai dažniausiai jums apie tai net ir nepasakoja. Ir nepapasakos turbūt, kad atlikti kuo greičiau tą darbą, kad ir konkurencingom kainom, dažniausiai tai nutylima. Jeigu pirmam variante, kur mes klijuojam tapetus, šveisti nereikia, tai būtinai, kur mes darome dažytas sienas, reikia labai kruopščiai šveisti pagrindą. O tada vėl gruntuojam ir dažom 2 sluoksniais. 9 punktas – juodasis darbo etapas baigtas. Tai bazinis ir svarbus etapas. Mes su jumis pereiname prie švaresnių apdailos darbų. Galim dažyti lubos, jeigu daleiskim buvo ištinkotos arba prieš tai buvo montuotas gipsokartonas, tai dažom lubos. O jeigu mes turime įtempiamas lubos, tai tvarkom sienas. Dažom jas arba dedam molinį tinką, klijuojam tapetus arba kažkokį dar struktūrinį tinką. Labai svarbus momentas. Atsiminkite, kad kiekvienas etapas padarytas, būtinai sutvarkom patalpą. Tai ištinkavom sienos, sutvarkom. Išdažėm sienas, sutvarkom. Paklijavom plytelės, sutvarkom. Kad mums paprasčiausiai nereikėtų šokinėti arba vaikščioti per tas šiukšles. Nes tai ir nepatogu, ir darbų procesas, aišku, labai tampa lėtus. 10 punktas, mes judame prie finišo ir galim dėti laminuotą dangą arba pas jūs vinilas ir taip toliau ir panašiai. Prieš atlikinėdami šį darbą būtinai sutvarkom patalpą, viską išsiurbiam, tada gruntuojam pagrindą, kad visos dulkės susirištų, o tada galim sudėti paklotą ir ant viršaus laminuotą dangą. Ir montuojam plintusus, bet vėl čia labai atsargiai reikia montuoti dalinai. Jeigu mes turime kažkur tai baldus, tai iki baldų nedaeinam, nes vis dėlto plintusus užbaiginėsime po to, kai bus sumontuoti visi baldai. Kai grindis sudėjome, būtinai dar kartą pasikartuosiu, reikia apsaugoti. Mes su jumis perkame brangesnio segmento popierių, kad užtikrinti mūsų grindų saugumą. Tai labai svarbu. 11 punktas ir elektros darbai. Mes jau prieėjome prie to, kad galim sumontuoti ir jungiklius, rozetės, šviestuvus ir taip toliau. Pavadinkime taip, atlikti visą tą švarų darbą. Kai mes darom švarę apdailą, tai, sakyčiau, ten viską galima maišyti. Daleiskim, mes galim montuoti duris, o taip pat ir baldus, arba atvirkščiai mes montuojame baldus, galim montuoti ir duris prieš tai. Žodžiu, viską galima apkeisti, apžaisti. Taip pat ir su elektra. Mes galim montuoti baldus, o tada elektrą sumontuoti. Arba montuojam elektrą, o tada baldus. Bet daleiskim su tą pačią virtuvę, ten jau skaitau smulkmenas ir apie tai net neverta pasakoti, bet vis tiek užkabinsim, kad jeigu elektra jau bus padaryta ir mes montuosime virš stalviršio tą sienelę, aišku, elektrą reikės sumontuoti vėliau. Bet pats didysis darbų apimtis, aišku, galima ten maišyti ir daryti taip, kaip jūs norite, pagal savo norus. 12 punktas ir mes vis dėlto judame su jumis pagal eiliškumą. Ir čia baldai. Mes galim montuoti duris. Baldai tai pilnai visas spintas pagal individualų užsakymą. Virtuvė, kažkokios tai spintelės arba spintos vonioj ir taip toliau. Viskiaus stalai. Vienas toksai labai svarbus patarimas jums. Prieš tai viską pafotografuokite, kad ir prieš leisdami meistrą atlikinėti darbus, dar kartą pasakykite, kad yra padarytos nuotraukos, pasižiūrėkite, kaip atrodo atliktas darbas ir kad nėra kažkokių tai minusų ar ten subraižyta siena. Aš norėčiau, kad ir objektas po jūsų atlikto darbo irgi liktų toks pat, koks jis yra dabar prieš pradedant darbą, nes tai labai svarbu. Dažniausiai meistrai sakys, čia aš ne aš, čia tai buvo ir taip toliau, o jūs vėliau už savo pinigą tvarkysite sienas arba ten dar kažkokių tai niuansų, jeigu bus. Bet kol kas tai į objektą nevežame minkštus baldus, visokiausias sofas ir taip toliau, nes kol kas tai per anksti, kad neprapjauti, neužkabinti arba apipilti tais pačiais dažais, jeigu bus kažkokių tai pataisimų. Būtent čia skubėti nereikia. 13 punktas ir mes galim užbaigti
plintusų klijavimo darbus. Jeigu jūs prieš tai neklijavote plintusus, tai va dabar kaip tik geras momentas apsiimti šiais darbais. Jeigu pas mus jau pagrinde viskas užklijuota, tik tai va tos gabaliukus mes galim privesti prie tų pačių durų, prie apvado, o tada galima sakyti, jūsų remontas įvykdytas ir aš jūsų sveikinu. Bet nepamirškite, kad dar reikia susitvarkyti. Po atlikto remonto būtinai dar visą mėnesį vis tiek atsiranda iš kažkur tai dulkės, būtinai po plintusų klijavimo susitvarkom pilnai. Tai valom langus, stiklus, dar kartą apsižiūrim plytelės, irgi išplaunam, taip pat praplaunam grindis, kad objektas būtų švarus. Aš jūsų sveikinu, nes jūsų rankose dabar geras produktas, visi darbų etapai, kad jūsų remontas gautųsi teisingai. Jeigu jums reikalinga išsami instrukcija kiekvieno atskirai etapo, parašykite man į elektroninį paštą, kurį matysite ekrano apačioje. Kiekvienos instrukcijos kaina vieno etapo nuo 200 iki 500 eurų. Čia viskas priklauso nuo to, koksai etapas ir nuo jo sudėtingumo. Nes, kaip jūs suprantate, jie labai skirtingi ir tas turinys irgi labai skirtingas. Yra tokių paprastesnių etapų, o yra ir tokių, kur reikia įsigilinti į visą procesą. Tokios instrukcijos tikrai jūsų nepasidarys profesionalu, bet tikrai padės atlikti šį darbą ir pridaryti mažiau įvairių klaidų. Specifinių darbų, kur reikalinga labai didžiulė patirtis, kad atlikti šios darbus. Jūs tikrai nesugebėsite atlikti šį darbą gražiai, profesionaliai, idealiai, bet sugebėsite atlikti šios darbus kaip nors savarankiškai. Tokia instrukcija leis jums sutaupyti darbų atlikimo laiką. Mūsų instrukcija leis atlikti darbus aiškiai ir etapai. Jūs aiškiai žinosite, kokias medžiagas pirkti, kokius įrankius pasirinkti, o taip pat ir kaip atlikti šį darbą teisingai. O taip pat su jumis pasidalinsiu, kokias klaidas dažniausiai padaro specialistai, kurie pradeda pas mus dirbti. Labai tokių yra daug momentų, atrodo, kad žmogus moka dirbti, kad pradeda ir rodo savo darbą, mes matome, kad yra labai daug klaidų. Aš šiandien užrašinėju šį vaizdo įrašą, kad pasidalinti su jumis, kaip teisingai atlikti tą darbą, visokiausių to internetu, ką mes matome, kažkokios tai nesąmonės, o čia gausite tik tai tą pagrindinę informaciją be vandens ir be visokiausių pagražinimų. Nes dažniausiai visas tas TikTokas, Instagramas, ten Facebookas ir taip toliau nori tik pritraukti jūsų dėmesį ir kad jūs kažką tai pakomentuotume ir įdėtumėte laiką. O aš jums suteiksiu pilną instrukciją, kaip atlikti šį darbą teisingai.